antra para plaukiam praktiškai non-stop. Tai Kęstučiui truputėlį leidau pailsėti. Nusnaudžiau porą valandų. Dabar po 8:20. Na ką, lipam pažiūrėti, kaip čia vaizdai. Dar reikės kažką užkasti vakarienės. Šiandien tik pusryčius pavalgiam. Ir viskas biškį supuoja čia mus. Vėjo labai stipraus nėra. Nu, iškart porą valandų nusnaudi, pakeičia kažkas. Iškart visai kitas reikalas. Snaudžiu, taip visai neblogai. Na kągi, ką mes matome? Kaip čia vaizdai? O jau, labai gerai, rūkas visiškai prasisklaidęs. O, dar laivas kažkoks parplaukė. Pritraukiam. Aha. Vilstiebis. Gerai, kaip čia vaizdai? Oi, ten tai labai gražiai. Princo Karlo žemė matosi. O mes tai va ten va, kur praktiškai va tas va kampas greičiausiai. Stosim nakvot, bet tai bus apie 2 nakties. Čia, o ten jau Princo Karlo žemė matosi. Dešiniau. Dabar tai kaip ir neturim jokios priedangos. Na, bet oras geras, skustis negalim. Temperatūra 10 laipsnių. Pažiūrėkim, ką mes dar čia maisto turim. Sakėm, šiandien suvalgysim šitus gal. Pasidarysim vakarieniai. Čia šiek tiek kitokį. Na, ką dar turim? Čia tokius skanumynų tai turim. Konservai dar matau. Makaronai. O, ragas. Geras, rūko ragas. Rūko. Veikia, puiku. Makaronai. Alyvuogės. O, čipsų. Kiaušų dėžutė. Kas čia kažin sukrauta. Maišiukas, košė. O, kečupo dar. O, dar vieną turim. O, šitą tai labai gerai. Tikrai, kartais labai jos patogu. Eik, vienu žodžiu, maisto, tai dar čia plaukt principe. O, šitie lašiniai irgi. Reikės jaučiu paragauti, įdomu. Metų laiko senumo. Gerai. Aišku, situacija aiški. Žinokite, grybai laive, tos, kuriuos ruošiam ir vakumavau, tai yra kažkas tai nerealaus. Skonis. Bijau, kad visus nesuvalgyčiau. Išsiskleidėm burę. Taip, kursas toksai Fordevindas, labai jau sunku nulaikyti. O, kaip jinai. Pasukau taip 10 laipsnių į dešinę, labiau, kad toks bent šoniniu. Bet vėjas labai sukiojasi, tai va, kas čia gaunasi per fokusai. Niekas neburiuoja, praktiškai visi ant motorų varo, visi motoruoja. Mes tik tai vėjukas koks pavėjinis mums kursas iš karto keliam burytę. Nu gerai, reikia į burę sutvarkyti. Dabar yra be 15:10. Jau nenervuoju. Kas čia supa biškučiuką? Išvirti, išplaukikas tikrai noriu. Davai taupom vandenėlį biškutį dar. Nes jau matau, kad jau galekas. Jau gerai, jau dar paplauksiu. Dėstos baravykų žmonės laukia.
Nu, dar turi karamelizuoti svagūnai, dar gerbėmieji palaukit biškučiuką. Geriausia juos supjaustyti, aš O, negalim supjaustyt, labai supa laivelį. Čia man pačiam yra. Kas čia supa? Klausyk, čia kitose azijietiškose virtuvėse ugnis per keptuvę duoda. Čia gal dar vyno šliukšteltų šlakelį. Ar brendžio kokio? Aš žinau. Ai, teisingai, gerai. Nežinau, iš kas čia taip sugalvojo, bet pasakė virtuvės šefas, kad nesigeria, tai negeriam. Pasakė ir šventą, aš nieko negaliu pasakyti. Ryžius liks. Ar taip valgyti ryžius? Makarus, ryžius, gerai ryžius. Aš nevadovauju. Aš ne laivo kokas. Laivo kokas tegul sprendžia su kuo. Jau pykina. A ką, mikrofas jau nusėdo? Nu, dar 5%. O kaip supamės gražai. Visi supasi. Ir viryklė supasi. Nenukris, aš tai pataisysiu. Visi supasi. Ir laivelis irgi supasi. Visiems labai smagu. Kiek? Be 10:12, gerbėmieji. Be 10:12. Nu, be 4 ryto niekaip neatsigulsim. Bet pailsėti privalu. Kai pervargsti jau nebe fainai būna, paskui tai jau nenori turim pailsėti. Tai dabar pavakarieniausim. O. Nu gerai, einu čainiką. Ne čainiką, einu virdulį tvarkyti. Ką turim vakarienę? Baravykai. Baravykai su ryžiais, bet skanu. Visai gerai. Biškis supa. Man tai jau ne iki vakarienės. Per tokį supimą. Oi, kaip gerai. Pavakarieniavom. Dar praktiškai 6 valandos plaukimo. Bangelės tokios pareina. Ilgi plaukimai čia, labai ilgi. Praktiškai į dieną nuplaukiam po 70-80 jūrmilių. Nes tokį įlanką susirandam tiesiog. Ir viskas. Vaizdai labai gražus, bet kai esi trupučiuką pavargęs, miego trūkumas, tai ne viskas tai fainai atrodo. Tai ką norim padaryti, pirmiausia, tai išsimiegoti, gerai pailsėti, kad kitas plaukimas būtų tikrai daug fainesnis. Kad galėtų mėgautis. Bet šiandien jau taip yra. Tai va, ką, sėdu pabudėt biškučiuką, eisiu pagulėt, apsižiūriu, paguliu, 20-30 minutėlių vėl pasižiūriu, palaikau kursą, nu ir va taip va, iki 6 ryto. Atėjau meškų šiek tiek pramonitoruot. 3:30 dabar. Plaukiu palei pat krantą. Vėsų, iš karto vėsų, saulė už kalnų pasislėpusi. Tai rankos net šala. Žiūriu pakrantėmis, tokios pakrantės kaip ir niekur, kai kur tokie pležiukai, daugiau mažiau. Galvoju, prasiplauksiu per žiūroną, stebiu, bet kol kas nieko nematau įdomaus.
pažiūrėsim, kaip seksis toliau. Plaukiam dabar per Sėklių, tokį rodžiau tada, kada plaukiam jau kai buvo nemažas vėjukas. Ne, va, ir mes turim šitą vietą kirsti. Bet vaizdas už lango praktiškai kaip ežere dabar plaukiam. Bet patikrinau visas pakrantės ir vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Meškos nė ženklo, nieko, absoliučiai. Kur tos meškos, velnias žino. Taip, vėlyvi pusrytukai, baravykai, ryžiai ir kiaušiniai. Na ką, po biškuliuką birbinam, dabar yra be 23 valandos dienos. Jau įplaukėm į Eisfjordą. Longyearbyenas kažkur štai ten. Labai geras plaukimas, orų pasisekė, saulė visą kelią numigau. Kokias 4 valandas vėl kaip naujas. Oi, vėl fainai, saulytė, vėjuko nieko, kaip sakau, saulė, bankinė ir delfinai. Tai tikrai gerai. Tai va, nu tai ką, iki vakaro būsim Longyearbyene, einam tvarkytis po biškuliuką, į miestą grįžtam. Taip, pusryčiai jau paruošti, bet kas fainiausia, tai kad raugintų agurkų dar turim iš Lietuvos, kuriuos vežėmės ir čia užsirauginom, įsivaizduojat? Super. Pirmą kartą Svalbardo istorijoje 26 laipsniai šilumos. Nu šakės, taip užkaitino saulė, kad tikrai šilta, norisi trumpom rankovėm būt. Man tai karšta. Nu, tikrai šilta. Nieko nematau, absoliučiai. Ne, ant jo vidinės klampės užkabink. Viskas? Nu ką, bando. Nu ką, vieną ekipažą palydim, o kitą tuoj pasitiksim. Praleidom su Živilė čia Norvegijos šiauriai praktiškai gerą mėnesį, virš mėnesio, tai laikas namo. Ir ką, tęsim kelionę. Sakė Živilė, už kelių dienų atskris vėl. Tai. Oi, tai va, tai gerai, labai fainai pabom, labai fainai. Vasar žiemojom, kaip sakant, tai va, dar liko čia tos vasaros šiek tiek šiaurėje. Nieko, meška už mūsų kokią gerulę. Tai va, lauksim dabar kito įgulos nario. Labas rytas visiems. Rugpjūčio 4 diena. Saulėta. Rytas sakiau. Taip, čia dabar per tą poliarinę dieną taip esam susimaišę su miego režimu, kad iš tikro išėję iš to režimo atsikeliam 10, 11, sunku užmigti yra šiek tiek. Tai užsitamsinam kajutę kaip čia galim.
Bet ką, šiandieną taip. Rytoj išplaukiam. Vadinasi, per šiandien dieną reikia susitvarkyti visą laivą. Vakar jau sutvarkiau dingį. Vadinasi, išleidau orą, pririšau prie bortų. Reikės nuplauti laivą ir, kaip minėjau, reikės pakeisti tepalo, kuro filtrus, pripilti vandens, kuro ir panašiai. Tai šios dienos tokie darbeliai, iki vakaro, manau, spėsiu viską pasidaryti. Dar noriu vakare nueiti į Svalbardo pirtį, Svalbard vadinasi. Tai va, tai jaučiu, kipkim į darbus, netemkim į vakarą. Aišku, čia pirmiausias, sunkiausias darbas, tai yra viską atsikrauti. Ir išsitraukti tą tikrai reikia. Čia galinis rundukas vadinamas. Tai kol aš atsikraunu čia viską, tai nežinau, užima kiek laiko. Kol susirandu tą, ką reikia susirasti. Mato, čia kiek viską yra. Variklis guli, kuras, dujos. Ten irgi dujos, pompos, tepalas, kurio reikės, ir tuščias bakutis kitam tepalui. Ir dabar yra po 1:05. Nu, pasižiūrėsim, kiek užtruksiu pakeisti čia viską. Reikia patikrinti tepalą, kiek čia buvo lygis, čia mes kaip nors drastiškai nevažiavom. Jo, jau praktiškai ant minimumo buvo viskas. Viskas, čia keisim. Taip atrodo visa sistema. Akumuliatorius, siurbliukas, čia bėga tepalas, o iš ten traukia tepalą. Ir pradėkim, nėra ko tempt. Žygiuojam į kolonėlę benzino, dizelino tai yra. Užsipilsim kuro, neskubant, susinešim, vėl susidėsim viską ir pasiruošim, jeigu ką, štiliams. Na va, geros 3 valandėlės ir laivelis blizga. O, koks gražuolis. Na, kai laivas nusiplauna, tai viskas, žinokit. Prasideda nauja kelionė, galima taip sakyti. Prašau. O, visas nuplautas. Tuoj tik tai šotus į savo vietas. Sudėsiu viską. Denis nuplautas, kokpitas, va štai čia, kur sėdime, irgi išplautas, einame pietauti, kuro užpilta, tepalo kuro filtro pakeisti, tepalas pakeistas, tai praktiškai dabar belieka gerai pailsėti prieš kelionę ir dar eisim į miestą šiek tiek pavaikščioti, pasižiūrėti. Nu, azimutas parplaukia. Ščečin. Ai, Blue Rhino. Iš Čečino parvaro Lenkai. Su kitu kapitonu jau.